Keisčiausi darbai istorijai. Žmogus – žadintuvas. Dar prieš atsirandant žadintuvams, žmonės samdydavo vadinamuosius prabudintojus. Jie baksteldavo į langus ilgomis lazdomis arba net šaudydavo džiovintais žirniais, kad pažadintų užsakovus. Jie vaikščiodavo gatvėmis dar prieš aušrą, kad kepėjai ir fabriko darbuotojai nevėluotų į darbą. Kai kurie miegaliai buvo tokie sunkiai pažadinami, kad prabudintojas turėdavo tęsti šaudymą, kol šie galiausiai atsibusdavo. Įdomu tai, kad kai kurie prabudintojai netgi turėjo savo prabudintojus, kad ir patys nepramiegotų. Rykščių berniukas. Anglijoje ir Prancūzijoje princai negalėjo būti fiziškai baudžiami. Vietoje to buvo skiriamas rykščių berniukas, asmuo, kuris gaudavo bausmę princo vardu. Idėja buvo ta, kad princui bus gėda matyti, kaip kenčia kitas asmuo ir jis pradės elgtis geriau. Realybėje veikiausiai neveikė. Bet vis dėlto, tai buvo darbas. Dėlių rinkėjas. Kai gydytojai tikėjo, kad kraujo nuleidimas gydo beveik visas ligas, dėlės buvo aukso vertės. Dėlių rinkėjai uždirbdavo eidami į pelkes ir leisdami šioms kraujasiurbėms prisisiurbti prie kojų. Surinkę pakankamai dėlių, jie jas nuimdavo ir parduodavo gydytojams. Tai buvo kaip žvejyba, tik šį kartą jaukas buvai tu pats. Imperatoriaus šachmatų figūra. Senovės Kinijoje kai kurie imperatoriai mėgo gyvą šachmatų lentą. Žmonės, apsirengę įmantriais drabužiais, stovėdavo vietoje kaip šachmatų figūros. Jokio kalbėjimo, jokio sėdėjimo. Tik valandos stovėjimo, laukiant kito ėjimo. O jeigu tave nugalėdavo, turėdavai dramatiškai nugriūti ir gulėti kaip nugalėta figūra, kol žaidimas tęsdavosi. Kapų plėšikai. 18–19 amžiuje medicinos mokykloms reikėjo lavonų, anatomijos studijoms, bet legaliai atiduotų kūnų trūko. Tuomet atsirado kapų plėšikai, slaptai iškasdavę šviežiai palaidotus kūnus ir parduodavę juos profesoriams. Kai kurie taip įsidrąsino, kad net nustojo kasti, pradėjo žudyti ir taip uždirbinėti iš savo parduotų aukų. Profesionalus raudotojas. Senovės laidotuvės buvo ne tik atsisveikinimas, tai buvo spektaklis. Šeimos samdydavo profesionalius raudotojus, kurie galėdavo verkti pagal komandą, griūti ant žemės, draskytis drabužius ir vaidinti be galo didelį sielvartą. Kuo garsiau ir dramatiškiau, tuo svarbesnis atrodė mirusysis. Karaliaus išmatų tvarkytojas. Taip, tai buvo tikra. Viena iš prestižiškiausių pareigų Anglijos karališkose rūmuose buvo išmatų prižiūrėtojas. Jo darbas – padėti karaliui pasinaudoti tualetu, nuvalyti jį ir netgi fiksuoti jo įpročius. Keisčiausiai, kad tai nebuvo menkavertė tarnystė. Ši pareigybė suteikdavo didelę politinę įtaką, nes mažai kas turėjo tokią artimą prieigą prie valdovo. Tiesioginė prasme.